Tai pas mumis Lietuvoje eglynai kertas 4 miškų grupiai 70 metų. 80 metų kertas 3 miškų grupiai. Kad daugtų ta eglė prie tokių klimato sąlygų iki 70 metų sveika, ko gera, kad jau per didelis tas amžius. Ar tas kirtimo amžius jis pats neturėtų būti pankstins? Pavyzdžiui, Švedijoje tai kerta pagal diametrą. Užaugo iki tokio diametro viskas. Jie ir žiūri jį kaip į ūkinį mišką. Ta 70 metų eglė, jinai jau vienas dalykas, jinai pati iš savęs dažnu atveju būna pagedus nuo kelmo. Visos lempyvės ir taip toliau, jos nėra pritaikytos prie didelių diametrų medžių. Dabar pušynus gali kirsti 100 arba 110 metų. Apskritai, ta pušis jinai gali kol kas bent jau jokių ligų apart pušyninę pjūklelį. Pušynai tokie kaip 90 metų, nuo 90 iki 100-110 metų klausimas, kiek jie dar to tūrio, dar jie priauga. Ir ar ta branda neturėtų būti pamažinta, bet čia aišku, mane vėl sakys, kad aš kuo daugiau noriu iškirsti, bet kad taip nėra. Gal taip ir yra, va, kaip čia gaunas, jo, taip gaunas.